Čia būnam, žinai, bet... Tai irgi dėmesį į kitų problemas nukreipiam, o savo meilės vienas kitam neduodam. Myliu tave. Žodžiu, žaiskit namuose katinų žaidimus. Ir mano, kaip savamokslio eksperto akimis... Absoliučiai žinau, ką daryti. Tai pas jūs čia šeima ar karo laukas? Prie ko čia tie sapnai? Su jumis Kirilas. Ir Audrius. Ir mes improvizuojam. Mes atsakom jūsų užduotus klausimus, bet jūs juos turite parašyti rc.lt. Ir tai yra rubrika Nėra problemų. Kiril, tu eterį jau? Jo, Audriu, aš jau esu eteryje ir mums parašė Andreika. Sakyk. Taip, Andreika mums rašo. Labai mėgstu augalus ir gėles, bet mano namuose visos gėlės nuvysta. Ko tik nebandžiau, ko tik neskaičiau, nes net pas būrėją buvau. Bet gal neverta yra koksai kitas kelias. Ai, Andreika, padykęs, Andreika. Čiagi irgi, žinai, kai žmonės mėgsta metaforom, dviprasmybėm kalbėti apie gėlės, gėlelės. Ką be parsiveda, vis nuvysta, žinai. Gėlelės, tai. Neišlaiko. Nežinau, Andreika, gal čia reikia toks pasižiūrėti kažkokias charakterio savybės savo, kas ten kaip yra, žinai, gal skūpas, pavyzdžiui, kažką, žinai, nepalaisto normaliai, arba tenai dar kažkaip toks nėra struktūros, neapkarpo gerai ir taip toliau. Andreika, čia jūs jau suprantam, apie kokias gėlelės čia klausimas. Taip, ir čia aišku, Andreika, kad toksai, kad ar tik nebus išnaudotojas. Tą gėlių grožį išnaudoja. Žiedelį ima, o palaistyt pamiršta. Tai čia, Andreika, ne pas būrėją reikia eiti. Čia reikia tiesiog atsiminti, kad kai duodi, tai ir gauni. O dabar tik tai gauna, nes gėlelės, kaip sakoma, duoda. Nori, kad žydėtų, nori, kad kvepėtų, o trąšų pabarstyt pamiršta. Taip, Andreika, jūsų kelias altruizmas. Laistykit gėlės, laistykit, nelaikykit savyje, kaip sakoma, tą gyvybės eliksyrą. Sekantis klausimas. Taip. Mano vyras labai vėlai eina miegoti, nes žiūri juokingus kačiukų video rytais, po to sunku susikalbėti, ką daryti, Ugnė. Ugnė, na jūsgi moteris, jūsgi skaitote knygas ir žinote, kad meilė turi 5 meilės kalbas, arba 7, aš jau tiksliai neatsimenu. Tai jūs, Ugnė, ieškokite dar vienos meilės kalbos, kurią jūs tikrai žinote. Nereik susikalbėti su rytu. Tai yra su vyru ryte. Su vyru reik susimiauksėt ryte. Miauksėkit, Ugnė, miauksėkit. Svarbiausia, nepereikit į kniaukimą. Vėl, kai žmonės gyvena kartu ir nemato savęs iš šalies, jeigu vyras žiūri tos juokingus video su kačiukais, pabūkit jūs tą katytę jam. Pabūkit, pamurkit, pamiauksėkit, kartais nagutį kokį ten jam suleiskit ir taip toliau. Arba kaip škotų nulepausę, pabūkit tokie, Taip, nepabijokit išsiriest, kaip katės būna išsiriečia ir taip toliau, leiskit jam irgi toks. Pamatysit, viskas stabilizuosis, žodžiu, žaiskit namuose katinų žaidimus. Taip. Sekantis klausimas. Mano kolega ateina darban ir iš karto ima pasakoti tuos savo sapnus. Na, niekam neįdomu, kelis kartus bandė mandagiai pasakyti, nesupranta ir viskas. Kas ryt prie pirmo kavos puodelio visada būna sapnų istorija. Ką daryti? Gal nebegerti kavos? Rašo Rūta. Audriau, tu kaip horoskopų žinovas. Absoliučiai žinau, ką daryti. Surašykit tuos sapnus. Rūta, surašykit. Knygų mugė nusimato. Taigi nebereikalo lietuvaičiai, pažiūrėkit, kiek autobiografijų visokių išleidžiama, kiek prirašyta įvairiausių knygų. Rūta, jūs praleidžiat šansą, jūs nematot, kas yra šalia. Surašykit sapnininkas, įdėkit ten paaiškinimus, kas, kur, kaip, ką, jūs pamatysit. Čia yra verslo planas, kuris jums į rankas įduotas, o jūs, sako, laimė pas tave eina, jau tavo glėbyje, tu tik tai paimk ir apkabink ją. Rūtelė, viskas čia aišku. Rūta, dar jūs pažiūrėkit, Rūtos saldainiai parems ten prie knygos saldainiai. O, čia mėtytumėm čia jūs tas idėjas. Užrašinėkit sapnus, viskas. Rūta, o aš iš savo varpinės patarčiau jums taip. Žmogus pasakoja apie sapnus, apie gyvenimą, matomai, jūs prie kavos jo neklausėt. Rūta, klauskit žmogaus apie gyvenimą ir jisai pasakos jums apie gyvenimą, o sapnus pamirš, nes gyvenimas su Rūta yra gražesnis už bet kokį sapną. Palauk, taigi čia ne to žmogus klausė mūsų.
Taigi klausia, ką daryt, gal nebegert kavos? Prie ko čia tie sapnai? Nežinau, Tai gal tai čia- jinai matyt geria kavą ir dėl to nemiega ir dėl to erzina, kai žmogus pasakoja apie sapnus. Todėl Rūta, tikrai, meskit tą kofeiną, meskit tas kavas, pereikite prie ramūnio arbatos. Jo, negerkit, nes tas kofeinas jūsų matytų užbūstina ir, sako, niekas nesupranta tų sapnų. Tai aišku, kai tu su kava užsibūstinė, kai tu užtonizuoji save, tau širdis pradeda plakti, ritmas kyla, viskas, tai tu nebedekvatus daraisi tos kavos prigėręs. Nebegerkit kavos, suprasit sapnus, viskas, klausimas išspręstas. Taip, Skamba gerai. skamba gerai, nėra problemų. Va, klausia. Mano vyras visada nori žiūrėti tik siaubo filmus, dėl jokių kitų nesileidžia net į kalbas. Ir ne šiaip siaubo, o tuos šlikščius, kur ten koja nupjauna klikė, vis kažkas tai. O man baisu, negaliu tokių žiūrėti. Kaip priversti jį žiūrėti romantinę komediją ar kokį, animacinį filmuką, klausia Karolina. Aš tai žinau, Audriau, matau, kad čia yra toksai nuolatinis kovojimas. Jisai verčia ją žiūrėti siaubo, o jinai klausia, kaip jai priversti jį žiūrėti romantinę. Tai jūs čia vienas kitą verčiat, tai pas jūs čia šeima ar karo laukas. Vat ne veltui vardas Karolina, ar ne, nuo žodžio karas. Taip. Karolina, paverskite save į meileliną. Mylėkit, pažiūrėkite su jos siaubu. Ai, supratau, taigi viskas. Vardas ne tas. Turi būti meilelina. Taip. Pasikeiskit vardą. Pasikeiskit vardą ir pamatysit ir tada ir bus ir multiplikaciniai filmai ir kas tik nori. Viskas, čia nebegaiškim laiko, čia viskas taip aišku. Keiskit vardą iš Karolina į Meileliną. Dar vienas klausimas. Kirilai, paskaityk. Dar vienas klausimas, kurį mum atsiuntė Vilmantas. Jis rašo taip. Atsikraustė antroji pusė pas mane. Tai jau laimės daug. Na, tik viena bėda. Aš turiu vieną dušo želę ir vieną šampūną. O ta antroji pusė visokių 20 buteliukų. Tačiau pagavau, kad šampūną naudoja tai mano. Porą kartų pasakiau, bet nesureagavo. Kaip elgtis? Ar man naudoti jos? Aš tai taip pasakysiu. Vilmantai, kadangi antroji pusė pas jūs atsikraustė, daug laimės jūs patirėt, bet kaip sakote, yra viena bėda, kad šampūną ne jūsų vagia. Tai va tame ir reikalas, kad jum laimės daug, o jai iki pilnos laimės trūksta, kad jūs jai padovanotumėt šampūną. Nupirkit jai šampūną. Jinai visko iki jūsų turėjo, tik jūsų neturėjo. Tai ir šampūnų jinai turi 20, bet tokio, kokį jūs naudojat, neturi. Duokit ją, užpildykit ją, papildykit ir viskas tada bus gerai ir nebus problemų. Tu pastebėjai, kad šiandien Taip. visi tokie šeimyniniai klausimai. Taip. Šeimyniniai, tokie apie santykius, apie tarpusavio gyvenimą ir visokių tų, žinai, įsivėlę yra prieskonių pačių įvairiausių. Kaip tu pats, ką tu manai, tas žmonių santykis, kaip čia tokie žmonės kartais idealizuoja, koks turėtų būti jis, kokia ji galėtų būti. Kaip tu, kaip šeimų konsultacijų ekspertas, žinovas, ką galėtum pasakyti gal bendrai apie ir vagystės šeimoje, čia matyti gal tokie, ir kačiukai, ir katinukai, tokie, daug apie žaidimus, kai žmonės daug neišžaidė dalykų, ką? Taip, aš tai iš tikrųjų pastebėjau ir mano, kaip savamokslių eksperto akimis, tai trūksta kontakto. Taip. Reikia ne į filmus nukreipti dėmesį, o į tai, ko mes nedarom, kada žiūrim filmą. Tarsi kartu, kaip gražiai sakai, atrodo, kad čia tarsi kartu, o šiaipgi atskirai, ką? Taip. Reikia ieškoti bendrystės, tos tokios grinai, to tokio dueto simbiozės. Taip, atsiverti vieni kitiem, atsidaryti, būti tokioj atverti, kaip sako. O kas yra simbiozė? Simbiozė tai yra, kada vienas kitu naudojasi, sugyvena ir turi naudos, čia kaip pavyzdžiui grybai ir medžiai. Kaip aš gerai pasakiau, ką? Taip. Pagirk mane kartais, nes mes irgi supranti, čia būnam, žinai, bet... Taip, irgi dėmesį į kitų problemas nukreipiam, o savo meilės vienas kitam neduodam. Myliu tave. Nu, Kirilai, ačiū labai. Tikrai smagu. Mylėkit vieni kitus, mylėkit, dalinkite meilę, mylėsit ir būsit mylimi. Rašykit mums rc.lt, spręsim klausimus, spręsim šeiminius klausimus, asmeninius klausimus, socialinius klausimus. Į visus klausimus yra atsakymai, jų tik tai reikia ieškoti, o mes jau tikrai mokam pasiknisti ir atrandam, kas geriausia. Taip, mesgi kaip triufelių kiaulės. Prievarta mylimas nebūsi, bet jeigu jums patinka, prenumeruokite spausdami čia ir senus video galite pasižiūrėti čia ir čia, RC. Nėra problemų.